Sveiki visi, čia Adamas. Ar esate susirūpinę apie savo išvaizdą ar manote, kad atrodote graudžiai pagal šių laikų standartus? Tuomet, išvaizdos maksimalinimas yra jums. Šis trendas yra kilęs iš populiarios socialinės medijos svetainės TikTok, tačiau tai yra tai, kuo nori, kad jūs tikėtumėte valdžia. Štai kas vyksta už jūsų akių iš tikrųjų. Ar nepastebėjote staigaus pakilimo makaroninių plaukų stiliaus? Pagalvokite, iš kur auga plaukai? Nagi iš galvos. O kas galvoje jūsų smegenys? Tačiau yra tikimybė, kad jūsų smegenyse valdžios čipas. Tai tikra galimybė, jei tikite ir naudojatės šiais dalykais. Skiepais, 5G ryšys, radio bangų tinklais. Valdžios čipai gaminami naudojant karbono sigmidą. Naudojamos medžiagos, kurios paprastai naudojamos makaronų laukus tręšti. Nagi skamba iš tiesų baisiai. Mikročipai yra 4 tipų. Vienabugiai, šie dažnai naudojami gyvuliams fermose kiaulėms skersti. Antrieji tai antrasvirčiai. Šitie naudojami pumpuoti valdžios propagandą jums į smegenis, užteršti jūsų mąstymą, sukiršinti jūsų arijo dvasią, užkirsti kelią ryšiui su Dievu. Nagi itin baisu. Kiti 2 čipai nesvarbus. Jie labai dažnai randami skiepuose ir TikToko vaizdo įrašuose, archyvuose. Popiežius Pijus XI kalbėjo apie tai savo užrašuose. Tai jau ilgą laiką egzistuojantis taršalas. Siaubinga. Milijardai vaikų užvaldyti North Face striukių ir garbanotų sukuosenų daro visokias nesąmones. Džių net nevalia minėti. Šiurpu. Jie pinatoriais vadinami valdžios padugnės. Jie Dievo prakeiktieji. Tai žmonės pardavė savo sielas pačiam pinčiukui, dėl beribės galios, dripo. Jie pasižymi kraupomis mordomis, ilgomis rankomis. Jie dar vadinami čipintojais. Šie žmonės skiepo būdu nori pradurti jūsų širdį ir nutekinti kraują pragaro karaliui iššerti. Taip pat ir čipą įstatyti. Ta, kuris teršia jūsų smegenis, augina makaronus, skleidžia propagandą. Dėja, tokiais laikais mes gyvename. Jei šiuo metu nešiojote North Face striukę arba makaronus, jūs privalote kuo greičiau nupėdinti į savo artimiausią humaną ir šauti rimto dripo. Kaip Hartail Džefa Maikę. Jos turi storą bibį apsauginį sluoksnį ginantį nuo visokių bedančių baronų, banditų, čipintojų. Tai vienintelis būdas įsigelbėti. Adomas out.